Sveiki, tai šiandien kalbam apie tą baisėją situaciją birželio vidurį, apie kurį kalbėjom jau prieš naujuosius metus ir šitą pirmą pusmetį kalbėjome. Tai dabar noriu, kaip visada, paprašyti, aišku, patiktukų, prenumeratos mano kanalos, spausti stebėti Facebook'e ir viso to, ir aišku, dalintis būtinai, pakomentuokit, nors į viršų, į apačią, reiškia, pirštelį ir, kažkaip tai reakcijos visokias, žinai, nes tai padeda sklaidai. Tai va, tęsiam. Taigi, šiuo periodu yra tas vadinamas, aš taip sakau, baisusis Saulės kvadratas su Saulė tranzitas mūsų valstybės horoskope ir tai rodo valdžios krizę. Valdžios krizė. Ir čia dar gali būti ne pabaiga, nes iki pat birželio pabaigos dar gali būti visko ir ypatingai 28-30 dienos čia visam pasauliu tos dienos yra. Pati pabaiga birželio kritinės, tai maža kas, bet mes, kadangi esam pasaulio dalis, mes negalim taip ramiai sėdėti ir sakyti, ne, čia mums nieko nebus. Tai va, todėl gali būti čia dar visokių ir netekčių, čia dar visko bus. Žinokit, čia vien tik koalicija neapsiribos, su sugriovimo koalicijos ir su naujos sudarimo. Čia neapsiribos, čia bus dar kažkokie kitokie dalykai, sprendimai padaryti. Čia tik tai yra iš tikrųjų transformacijos pradžia, kurią mes realiai pamatysime tik spalį, lapkritį Lietuvoje. Tai va. Galbūt manęs taip nebūtų išgąsdinusi ta situacija arba suneraminusi, reikėtų taip mandagiau sakyti, jeigu nebūtų ten kažkas nuvertęs Lietuvos vėliavos Seime. Čia yra labai didelis blogas simbolis. Kadangi aš esu prietarų fėja, tai aš viską, kas vyksta tokiuose dalykuose, žiūriu labai, labai rimtai. Aš atsimenu dar jaunystę, kai buvo Brežnevo laidotuvėse, visi šnibždėjosi, kas ten vyko Raudonojoje aikštėje per jo laidotuvės ir kokie blogi buvo požymiai ir viską. Ir aš atsimenu, kaip tenais juokėsi net kažkokiam tai laikrašti, kad čia viena bobutė sakė, žmonės tokie pritaringi, kas čia reiškia, baisiausia, kad komjaunuoliai ten kalba tokias nesąmonės ir taip toliau. Bet vis tik viskas išsipildė viens prie vieno. Buvo serija laidotuvių, kadangi, žinai, pagal prietarus žinot, kad negalima į kapą mesti virviaus, juostų ar virvių, su kuriomis leidai kapą žmogų. Tai nes jeigu ten sumeti tas virves, tai jos įsitraukia dar daugiau. Tai kadangi pirmas žmogus buvo tais laikais Tarybų sąjunga, tai po to ir Andropovas, ir dar užmiršau ten jau tuos visus ir užmiršau, jau kaip vadinosi jų pavardės tos. Tai ir viens po kito jie mirė, viens paskui kitą. Tai aš noriu pasakyti tik tiek, kad ar tu tiki prietarais, ar žinai prietarus, ar ne, jie vis tiek veikia. Vis tiek veikia. Taip ir čia nuversta Lietuvos vėliava reiškia kažką labai blogo. Todėl aš labai noriu, kad jūs visi kažkokias geras mintis mūsų Lietuvai, mūsų Lietuvos vėliavai nusiųstumėt, kadangi jūs žinote, kad Lietuvos vėliava tai yra ne šiaip sau, paskui ją eina vėlės. Tai yra valstybės simbolis, nes teritorijos vėliavų neturi, turi tik valstybės vėliavas. Tai ir tą simbolį lydi vėlės, o kadangi dabar senai mūsų Seimą yra užplūdusios kitos vėlės, tai yra ukrainiečių, kadangi tai jų vėliavos yra. Ir mes savo vėlės neleidžiam jom reikštis, nes pirmą atėmė iš mūsų pagonybę, mūsų tikrai tikėjimą, vos atstatėm, kai jau visai išnaikintas buvo, dabar suprantate, atėmė iš mūsų vėliavas, pastatė svetimos valstybės vėliavos, kaip bebūtų gaila, Ukrainos dėl to karo, bet jokia kita pasaulio valstybė taip neniekino savo vėliavų ir niekur aš, nežinau, aš per Europą tuo periodu važinėdavau po 3 kartus pirmyn atgal 3000 kilometrų, tokio iš vis niekur nebuvau mačius, tokių nesąmonių kaip Lietuvoje, kad net ant trakų jie specialiai pakabino svetimas vėles, kad svetimos vėlės plevėsuotų virš mūsų Trakų pilies.
Tai va. Na ir todėl sakau, aš jums pasakoju tiesiog plačiau, kad jūs suprastumėt, kodėl aš taip susinervinau, dėl to, kad ten sako fotografas netyčia. Netyčia, netikiu. Todėl arba jis specialiai tai buvo užsakyta, kad jis tai padarytų, arba, netyčia yra taip, kad jis, kaip ir, čia labai simboliška, labai simboliška. Ir aš, pavyzdžiui, tikrai galvoju, kad kažkas užsakinėja tuos dalykus, kadangi visada, kai tik kažkas Lietuvoje, ar rinkimai, kas bevyktų, Lietuvoje, visada yra parenkama pati blogiausia astrologiškai data. Kai, pavyzdžiui, aš atkreipiau dėmesį Anglijoje, kas ten vyksta ir derinau su horoskopais, ten parenkamos pačios palankiausios dienos. Kodėl Anglijai parenkamos? Jums pasakys bet koks astrologas, kad jeigu tik Lietuvoje koks įvykis, būtinai bus pati juodžiausia diena. Netgi, aš jums minėjau vienam įraše, kad reiškia viena ale kabutėse dvasinė pasaulinė organizacija 28 vasario organizavo meditaciją pasaulinę turtui gausiai. Užtemimų koridorius reiškia ir mes žinom, kas prasidėjo tą 28 vasario. Reiškia, kažkam tai reikėjo daugiau energijos išsiurbti. Todėl, kad kai vyksta tokie dalykai, nepalankių metų astrologiškai, daugiau energijos yra išsiurbiama iš žmonių. Ir tada žmonės tikrai sėdi, žiūri tą televizorių, akytė mirksi ir jėgų nebėra. Niekam, nei kūrybai, nei tapybai, nei eilėraštį išmokti, nei knygą paskaityti. Ir, reiškia, tau... Aš netikiu, tiki ar netiki, astrologija vis tiek veikia. Taigi, mylieji, žinokite, tikrai kiekvienas už save, žiūrėkit savęs, savo vaikų, savo artimųjų, saugokim savo tautą ir mūsų tikslas yra išlikti, nes valstybė yra, mano nuomonė, yra dirbtinai griaunama, kažkieno tai įsakymų ir, matyt, čia tie, kurie nori padaryti viso pasaulio vieną valstybę. Kaip ten sako, deep state'as valdo, ar kas ten valdomus, tai taip ir būsim, nes jau toks gyvenimas. Vienu žodžiu, evoliucijai dalyvaujame, įdomus reikalai vyksta ir tikrai noriu nuraminti, kurie labai pergyvenate. Visi pergyvenam, bet šiaip tai vis tiek viskas bus labai gerai, pamatysit. Po 32 metų jau atsigausim, nes jūs žinote, visose pasakose paskutinė minutė, kaip be būtų bloga, vis tiek viskas keičiasi gerą. Yra bangavimas, taip kad sulauksime dar tos švarios bangos. Taigi, iki kito karto, būkim sveiki, laimingi, turtingi, gyvenkime taikoje. Ate.